Esu Juozapas Andrikonis iš Technologijų inovacijų centro, tai atsakingas už infrastruktūros valdymą, infrastruktūros tiesiog skyriaus vadovas. Sakykite, Juozai, ar COVID buvo jums naujiena? COVID pats pavadinimas nebuvo naujiena, bet giliau aš jos nesu tikrai susipažinęs su tą metodiką. Tiesiog daugiau gal yra priimtina operacijų, ten IT valdymo, paslaugų valdymo, IT sistema, IT-las, pagal kurią daugelis ir dirba. Ir COVID-u tik domėjausi tiek, kaip plačiai taikoma metodika ir kiek jin siejasi su IT-lu ir, žodžiu, tiesiog ieškau daugiau žinių ir kur ją galima pritaikyti ir kaip pagerinti savo veiklą. Taigi galima sakyti, kad konferencija buvo jums naudinga? Ši konferencija be abejo naudinga, kiekviena konferencija yra naudinga, o šita ypač, kadangi man patinka tas praktinis pobūdis, tai yra ne tiek apie patį dokumentą, bet apie jo veiklos taikymo sritis. Ir kaip manote, ar pasirodžius lietuviškai versijai išpopuliarės ir labiau bus taikomas COVID? Aš nemanau, kad lietuviška versija labai kažkaip pačią metodiką išpopuliarins labiau, nes vis tiek jau kas taiko tą metodiką, tai paprastai anglų kalba nėra problema, bet man labai džiugina ta lietuvių kalbos daugiau žodyno prasme, tai yra vienodų terminų, vienodų sąvokų, vienodų apibrėžimų prasme, kas tikrai dabar trūksta, kadangi sritis sparčiai vystosi ir lietuviški terminai nespėja. Tai čia, manau, didelis žingsnis ir didelis indėlis yra pačių vertėjų. Ir sakykit, šita konferencija labiau paskatino ar pakuždėjo būdų praktiškai taikyti, ar labiau teorinė medžiaga? Man daugiau patiko ta praktinė dalis, tai yra galbūt kontaktą, kadangi aš minėjau, kad plačiau su tą COVID-u nesu susipažinęs, tai mane daugiau patiko, kad pamačiau žmonių kontaktų, į ką kreiptis, ir senų pažįstamų, ir naujų, ir kur toliau vystytis ir toliau plėtotis tą veiklą, kur mes galim savo veiklą gerindami kreiptis ir rasti daugiau medžiagos.